Sveiki, gegužės 3 dieną sudalyvaukite Ardi. Ne, stop. Pasakyk, nedalyvaukite. Ta prasme. Aš nepagaunu. Tikrai norite pasakyčiau, nedalyvaukit? Bet taigi tai žmonės tada nedalyvaus, jeigu aš sakysiu nedalyvaus. Taigi, mėly kolegos studentai, broliai studentai, išeikite į miestą gegužės 3 dieną, penktadienį prie Baltojo tilto ir sudalyvaukite renginyje Ardyje. Stop, ne taip kirbam. Tu gal ne taip perskaitai. Gegužės 3 išeikite į miestą ir nedalyvaukite Ardy. Ką turim nedalyvauti? Tai kokia viso to esmė? Ne, nu rimtai? Ką reiškia neiti į Ardy? Palaukite, ką aš turiu pasakyti? Kame čia prasmė? Nedalyvaukite. Kas aš tau fėja, kad sugebėčiau pasakyti, kad neiki į Ardy? Arba dalyvauji, arba aš nepagaunu esmės. Sarkastiškai išeis? Išeis, žinoma. Ai, tu turėjai minį sarkastiškai, ne? Dianis taip sakė. Ta prasme, aš tikrai žiūriu kritiškai. Taigi, gegužės 3 penktadienį išeikite į miestą prie Baltojo tilto ir nedalyvaukite renginyje Ardyje. Nedalyvauk, ne. Nedalyvauk. Nedalyvauk! Nedalyvaukite. Nedalyvauk. Nu, tai nedalyvauk. Nedalyvauk. Tu nedalyvauk. Žinok, Ardy vyks ir be tavęs. Kam tai rūpi? Ardi tai vyks be tavęs. Tai tik vienas žmogus. Noriu pasakyti, kad tu vienas nesiskaičiuoji? Vienas mažas žmogeliukas. Architektų jūra. Ar kas nors pastebės, kad tavęs nebus? Gerai, net niekas nepajus, jeigu tavęs nebus. Be tavęs vyks Ardi. Ką reiškia neiki į Ardy? Praeitais metais Ardy buvo be ne 1000 žmonių ir buvo taip linksma. Tai tipo, niekas nedalyvaus? Tik aš ir Eglė? Tu jaunas, ambicingas, tačiau tai nepriimtina. Žinai, pamėginkim įdomiau. Vėliau scenarijų, sakyk savai. Ok.